Sunku surasti kitą tokį įsitikinimą, dėl kurio teisingumo kryžiumi gultųsi beveik 100% žmonių. Įsitikinimą, kurio įtakoje buvo sukelta daug revoliucijų, pralieta Marios kraujo ir kuris būtų visiška nesąmonė, visiškas žmonių prasimanimas, neturintis nieko bendro su tikrove. Taip, jūs supratote teisingai, išnaudojimo kapitalizme nėra. Nebejoju, kad jūsų viduje sukilo didžiulis pasipiktinimas tokia išsakyta šventvagystė. Ir vis tik nepaisant visų argumentų, besisukančių jūsų galvoje, nebejotinai patvirtinančių, kaip baisiai yra išnaudojami žmonės kapitalizme, aš išsakau ekonomikos mokslo tiesą. Kapitalizme žmogus žmogaus neišnaudoja. Kapitalizmas yra pati teisingiausia santvarka, kuri kada nors buvo sukurta. Aš kalbu būtent apie taip vadinamą laukinį kapitalizmą, kurio mėgsta gąsdinti visi, kas netingi. Kapitalizmas žmonėms yra nepriimtinas būtent dėl tos priežasties, kad jie jaučiasi skriaudžiami saujelės turtingųjų. Diskomfortas būti išnaudojama yra toks didelis, kad dauguma sutiktų gyventi blogiau, jei tai padėtų atkurti teisingumą ir lygybę. Dėl tos priežasties kylantis nepasitenkinimas yra daugelio socialinių įtampų, neramumų ir didelių nelaimių priežastis. Aiškindamas savo tvirtinimą, pradėsiu nuo visiems žinomo istorinio fakto apie mokslininką Mikalojų Koperniką, kuris savo laiku išdrįso neigti visiems akivaizdų ir neginčiamą faktą, kad Saulė nesisuka apie Žemę, kas yra visiškai akivaizdu, bet Žemė sukasi apie Saulę. Tuo noriu pabrėžti, kad visuotinai palaikomas įsitikinimas nebūtinai yra teisingas ir kartais saujelė žmonių ar net vieno žmogaus tvirtinimas būna teisingesnis už visų likusių protingiausių Žemės gyventojų vieningą nuomonę. Apie tai, kad kapitalizme išnaudojimo nėra, mokslininkai, ekonomistai žino seniai. Cituoju vieną žinomiausių pasaulio ekonomistų, Ludwig von Mises. Neigiamas kai kurių žmonių požiūris į kapitalizmą kaip sistemą sukurtą turtuoliams turtėti ir vargšams plėšti yra klaidingas nuo pradžios iki galo. Citatos pabaiga. Teiginių ir tvirtinimų teisingumas įrodomas pagal tai, kaip jie pasiteisina ar nepasiteisina realiame gyvenime. Jeigu kapitalistai išnaudoja savo darbuotojus, tai būtų logiška tvirtinti, kad sunaikinus kapitalistus, išnaudotojus, darbininkai taps turtingesni. Paimkite bet kurią valstybę, kurioje buvo sunaikinti išnaudotojai. Sovietų Rusija, komunistinė Kinija, socialistinė Kuba, Šiaurės Koreja ir taip toliau. Visur paprastų žmonių gyvenimas tapo blogesnis. Ir atvirkščiai, šalyse, kur sudarytos sąlygos klestėti išnaudotojams, kabutėse, kur yra daug milijonierių ir milijardierių, ten paprastas žmogus gyvena pasiturinčiai. Kinijoje atsisakius turtinės lygybės, leidus atsirasti išnaudojimui kabutėse, paprasti išnaudojami kabutėse, žmonės tapo turtingesniais. Žinoma, jūs galite rasti valstybių, kur yra milijonierių, o paprasti žmonės badauja, tačiau jūs nerasite valstybės, kur nėra milijonierių ir paprasti žmonės gyvena pasiturinčiai. Galite kiek norite filosofuoti apie nusavinamą pridėtinę vertę, apie viršpelnius, apie tai, kad darbininkas neturi pasirinkimo ir yra priverstas krauti turtus kapitalistui. Mokslo ir istoriniai faktai vienareikšmiškai nurodo. Atsiradus kapitalistams, paprasti žmonės pradeda gyventi turtingiau. Jei išnaudojimas kapitalizme egzistuotų, turėtų būti atvirkščiai. Ekonomikos mokslas teigia ir gyvenimo faktai patvirtina dar labiau neįtikimą dalyką. Kapitalistai ne tik, kad nieko neatima iš dirbančiųjų, bet atvirkščiai duoda jiems, gerina dirbančiųjų gyvenimą. Tai yra kapitalistų veikla gerina dirbančiųjų gyvenimą tiesioginio tų žodžių prasme. Gaudami didelius pelnus, kapitalistai tuo pačiu kelia ir paprastų žmonių pragyvenimo lygį, kurdami darbo vietas, kurdami naujus produktus ir paslaugas tiems patiems išnaudojamiesiems kabutėse. Todėl visiškai nenuostabu, kad sunaikinus kapitalistus paprastų žmonių gyvenimas blogėja. O kas tada suneša turtus kapitalistams, jei neišnaudojami darbuotojai? Prieštarausite jūs. Apie tai bus sekančioje laidoje. Dėkoju uždėmesį. Jeigu jums ši tema įdomi, prenumeruokite mano kanalą ir paspauskite mygtuką patinka. Pasimatysime sekantį kartą.